Šiandien moksleiviai mokosi ne tik klasėse, bet ir kitoje aplinkoje, pavyzdžiui, muziejuose. Kai aš buvau moksleivis, šiek tiek bijau ekskursijų į muziejus, nes ten reikėjo būti tyliai, negalima nieko liesti. O kaip dabar vyksta pamokas ne mokykloje, mes tuoj pamatysime. Keliaujame į Valdovų rūmus. Tikėjausi kažką pamatyti naujo, išmokti man dar nežinomų dalykų, kurių mokyklose dar nemokama. Tikėjausi sužinoti daugiau apie baroką, išmokti kažko naujo ir tiesiog patirti gerų įspūdžių. Kodėl mes tai darome? Aišku, kai matome puikių mūsų paveldo objektų, įvairiausių daiktų, kurie galėtų papasakoti apie mūsų šalies istoriją. Taigi, jie kartais labai nebylūs, stovi vitrinose ir regis labai mažai pasako žmonėms. Ir mes esam tie muziejininkai, kurie norime papasakoti išraiškingiau, plačiau. Muziejuje yra vykdomų ne viena edukacinių programų, kurios skirtos vaikams ir jaunimui, o taip pat ir suaugusiems. Be abejo, mes labai džiaugiamės susitikdami su jaunaisiais savo lankytojais ir ruošiame jiems kuo įvairesnės ir įdomesnės programas. Aš sakyčiau, kad mokyklas pasiekė labai puikūs projektai, tai kūrybinės partnerystės, aukštosios kultūros impulsai mokykloms, muziejus, mokykla, moksleivis, kuriuose kaip ir įgyvendinamas formalusis ugdymo turinys, bet jis įgyvendinamas kitaip. Mokinys pakeliamas iš suolo ir jis veikia kitaip ir mokosi kitaip. Jo labiau, kad pas mokinius atsiranda motyvacija. Vaikai tiesiog mokosi nejausdami, kad jie mokosi. Tai yra labai svarbu, nes tai yra jau kitoks mokymosi džiaugsmas. Per šios užsiėmimus mes susipažįstame su būtent renesanso, gotikos, baroko, muzika, šokių, instrumentais muzikos. Moksleiviai šitame projekte ne tik tai klausosi muzikos, jie patys gali šiek tiek pamuzikuoti su mūsų muzike. Taip pat senieji šokiai yra labai įdomus ir jie visi labai mielai šoka. Be abejo, jie vaikšto po rūmus, susipažįsta su rūmų istorija ir nusilipdo keramikinį darbelį, kurį be abejo tikriausia parsiveža namo. Muziejų lankymas, parodų lankymas yra esminis ugdymo dalykas, sakyčiau. Mūsų projektas Aukštosios kultūros impulsai mokyklai taip pat siekia panašių tikslų, nes į mokyklas važiuoja menininkai, kurie pristato ne tik savo kūrybą, bet apskritai savo srities meną. Įdomiausia buvo tai, kad čia viską galiu pats savo rankomis pačiupinėti, viską galiu praktiškai išbandyti, ir tai tiesiog duoda tam tikrą tokį norą tęsti ir toliau lankyti šios užsiėmimus. Iš tikrųjų, tai buvo nuostabus jausmas, dėl to, kad nors aš ir lankau šokius, gyvenime nebuvau šokius tokių šokių. Puiku, kad leidžiama yra muziejuje užsiimti edukacinę veiklą, nes tai yra didžiausia prasmė, kokią gali šiuo metu suteikti paveldas, tas tikrasis Lietuvos paveldas mūsų visuomeniai. Na čia tai ekskursija. Pamatėme, kaip smagiai galime leisti laiką muziejuje.